Labas vakaras visiems kultūros lango žiūrovams. Šį vakarą matysite kalėdiniai žaisliukai ir eglutės puošybos įvairovė. Jau dabar, kaip čia sakyti, pereinama jau ir prie to, kad ne tik blizgučiais tais pasipuošta eglutė, bet jau pasipuošti ir šitais senoviniais šiaudinukais. Alytaus lėlių teatro Aitvaras spektaklio premjera Sniego karalienė pagal Hanso Kristiano Anderseno pasaką. Mes norėjom pirmąjį jausmą meilės parodyti ir koks jisai yra svarbus kiekvieno jauno žmogaus gyvenime, ką jisai kiekvienam jaunam žmogui susidūrus su pirmąja meile, ką jam reiškia ir kokias emocijas ar vidinius išgyvenimus, išgyvena. Alytaus rajono geriausieji ir kiti šventiniai renginiai bei svarbiausi savaitės kultūros įvykiai. Alytaus rajono metų geriausieji. Tokiu pavadinimu jau trečią kartą rajono savivaldybė surengė nominacijų konkursą. Šio šventinio vakaro akimirkos ir kiti praėjusios savaitės kultūriniai įvykiai mūsų laidos kūrybinės grupės parengtose reportažuose. Praėjusį penktadienį Luksnėnų laisvalaikio salėje vyko konkurso Alytaus rajono metų geriausiai nominantų pagerbimo šventė. Toks konkursas rajone organizuotas trečią kartą. Alytaus rajono metų geriausiųjų titulai suteikti, kaip jau tapo tradicija, 8 asmenims. Jiems įteikti nominacijas liudijantys sertifikatai, statulėlės su rajono herbo simbolika. Man regis, kad metai tie visai neblogi buvo. Aišku, temdo pabaiga metų, kalbos apie krizės. Tačiau gyvenimas vyko ir tikrai mūsų rajono žmonės padarė daug labai ir gražių darbų. Ir svarbiausia, tokių darbų, kur kartais nei už tai ir atlygio neimdavo, tiesiog aukodavo savo laiką dėl kaimyno, dėl pažįstamų, dėl bendruomenės, dėl savo žmonių, negalėdami nei jėgų, nei energijos. Ir tikrai mes susirinkom tuos žmonės šiandieną pažymėti, atžymėti, jiems padėkoti, juos įvertinti, juos pastebėti ir pasakyti jiems ačiū. Ar daug kandidatų sulaukėte šiais metais šiam nominacijom? Iš tiesų, kaip ir kasmet, ir dabar įgavę pagreitį tikrai buvo į kiekvieną nominaciją po ne vieną kandidatą. Tačiau turiu pasakyti, kad komisija visus sprendimus, visus nominantus, tai yra 8 asmenys, atrinko vieningai, nes buvo komisijoje įvairių partijų atstovai ir administracijos darbuotojai ir politikai, tačiau mes visi buvom vieningi. Tai rodo, kad iš tiesų, nebuvo sunku apsispręsti. Nominacijos Alytaus rajono metų geriausiai skelbiamos siekiant išrinkti Alytaus rajono geriausią metų dvasininką, kaimo bendruomenės šviesuolį, kultūros darbuotoją, mediką, mokytoją, jaunąją asmenybę, ūkininką bei verslininką. Kandidatūros konkursui teikė rajonų kaimo bendruomenės, seniūnai, pavieniai asmenys. Alytaus rajono metų geriausių nominantų pagerbimo šventėje apdovanotiesiems ir visiems šventėms dalyviams koncertavo Rūta Morozovaitė ir Irena Šakaitė bei saksofonistų kvartetas. Po apdovanojimų ceremonijos rajono meras Algirdas Vrubliauskas visus šventės dalyvius pakvietė taurės vyno. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius gyvuoja jau 10 metų. Ta proga surengtoje šventėje pasveikinti jos narius, pasidžiaugti jų nuveiktais darbais, palaikyti ir stiprybės palinkėti susirinko daug svečių. Čia mūsų Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyriaus didelis renginys 10 metų jubiliejus. Ir taip sugalvojom surengti tokią šventę kartu ir pasitinkant naujosius metus. Pirmininkė džiaugiasi, kad skyriuje yra daug gerų žmonių, daug pagalbos sulaukė iš Alytaus miškų urėdijos. Koncertą neįgaliesiems dovanojo tarybos narys Gediminas Jegelevičius. Neįgalieji pristatė savo darbų mini parodėlę bei drabužių kolekciją, įrodančią, kiek daug galima sukurti, turint nagingas rankas. Tai mes kasmet važiuojam į parodas, rengiam vis naujus tuos darbelius. Ir pasirodom iš tikrųjų visuomenį, važiuojam į Vilnių, važiuojam Alytui per miesto dienas, pastoviai būnam Varėnos grybų šventėj. Kur tik įmanoma pasirodyti, visur mūsų pilna.
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto rajono skyrius viena iš neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų, aktyviai vykdanti darbinio užimtumo sociokultūrinę veiklą. Žmonės su negale stengiasi bendrauti su kolegomis kitose Lietuvos vietovėse, dalyvauti bendruose, atstovauti miesto renginiuose, šventėse. Tai svarbu siekiant aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, integruotis į aplinką, palengvinti esamą negalę. Гонора, хоть отбавляй, а денег пшик. Ой, шикуют вовсю, да никого не стесняются. А отец самый настоящий дурень. Praėjusią savaitę Dzūkijos vidurinėje mokykloje popietę kartu praleisti pakvietė Alytaus tautinių mažumų kultūros centras. Jie supažindino su italų kultūra, pristatydami Dino Bukati komedijos Langai spektaklio premjerą. Pasak režisierės, jie ne profesionalai, tačiau tikisi, kad ši idėja gyvuos ir toliau. Tokia idėja senai buvo pas mus. Už vieną spektaklį buvo, mes status. Ir 3 gyvenimas Isidora Duncan. Jau buvo 3 metų, kad praėjo. Ir dabar mes pagalvojam ir jau как-то žmogus mūsų centre. Dainuojam, ką daryti toliau. Visi dainuoja. Reikia kažką pabandyti. Ir ieškam tokių spektaklių, kur visi tik moteriški. Ir patinka buvo, nedidelė, trumpas toks. Ir Bucati, tokia klasikinė italianų. Visuomeninė organizacija Alytaus tautinių mažumų kultūros centras įkurta 1997 metais. Pagrindinis organizacijos tikslas – kitataučių gyventojų kultūrinės ir švietietiškos veiklos puoselėjimas. Organizacija lanko 5 tautybių žmonės, dauguma jų rusų tautybės. Renginiai vyksta rusų kalba. Centre veikia bibliotekėlė, moterų vokalinis ansamblis atlieka liaudies dainas. Organizuojami literatūriniai, muzikiniai renginiai, skirti žymioms datoms paminėti, rengiami konkursai, parodos, dalyvaujame šalies tautinių mažumų bendrijų meno festivaliuose. Saulėtą šeštadienio rytą alytiškiai ir miesto svečiai atsikėlę anksti nesigailėjo. Suskubę į Alytaus kultūros ir komunikacijos centro rūmuose vyksiančią tradicinę kalėdinę mugę. Turėjo galimybę ne tik patys pasigaminti kalėdinės puošmenas iš šiaudų, vytelių ir šieno, bet ir iš ūkininkų bei amatininkų visokių gėrybių įsigyti. Sigitos Abdi rankomis megztų drabužių kolekciją pamatyti, įvairiausių arbatos rūšių paragauti, liaudies dainų bei legendų pasiklausyti. Kokiomis nuotaikomis atvykote į šią mugę? Kalėdinėm, savaime suprantama, kalėdinėm nuotaikom, kadangi ir darbai mano yra susijęti su kalėdom. Tai tokis tikslas ir buvo. Ir čia ne tiek, žinoma, mano tikslas tai čia parodyti buvo, kaip galima padaryti tą šiaudinuką iš šitą eglutės šakai arba pačiai eglutei. Tai jūs kviečiate žmonės pasimokinti ir tiesiog vaizduojate savo nagingas rankas, taip? Oi, labai daug būna kartų ir ypatingai prieš kalėdas, tai būna ir suaugusių, ir vaikų būna. Ir dabar neseniai turėjau mokykloje su mokytojais ir mokiniais, dirbom irgi. Jau dabar, kaip čia sakyti, pereinama jau ir prie to, kad ne tik blizgučiais tais pasipuošta eglutė, bet jau pasipuošti ir šitais senoviniais šiaudinukais. Mugės svečiai galėjo įsigyti kalėdinių pyragaičių, atvirukų ir dekoracijų, veltinių, papuošalų ir aksesuarų, rankų darbo rankinių iš odos ir džinso, natūralaus muilo. Kad žiemą nesušalti, nebrangiai nusipirkti megztas pirštinės ir kepurės, nertų šalikėlių bei skraiščių. Tai kokiomis nuotaikomis atvykote į mugę ir ką pardavinėjate, ką gražaus siūlote? Žinoma, geram nuotaikom, visgi kalėdos tuoj, o pardavinėju papuošalus, auskarus, sages. Ir kas gamino šiuos papuošalus aksesuarus?
dalį aš, dalį mano mokytoja. Ir sakykit, ar daug darbo, ar sunku, ir kiek laiko tai užima jūsų laisvalaikio arba... Tai paskutiniu metu, tai paskutinę šitą savaitę, kai ruošiausi, tai pakankamai daug, o šiaip tai čia buvo, tai, kada lieka laiko tada. Ar žmonės susidomi ir ar gausiai perka? Kol kas tai yra tik tai toks, kaip gražu ir einam toliau. Rankų darbas visas mūsų. Ir ar daug laiko užima nunerti tokį grožį? Labai daug laiko. Bet čia tiesiog paskui lyga yra. Čia, kaip tą darbą mėgsi, tai laiko niekada neskaičiuoji. Kokiomis nuotaikomis atėjote į šventę? Kad ir sniego nėra, bet vis tiek šventinėmis nuotaikomis. Ir ką gražaus įsigijote, ar patenkinta mugė? Taip, labai patenkinta. Muilą įsigijau. Ten sveriama. Savos gamybos virtą muilą. Ką gražaus nusipirkote šventėje? Stiklinį žaisliuką vaikui, vyrui muilo, o savo papuošalų ieškau. Aš kepurė dabar matuojuosi. Ir žadate įsigyti, tikriausiai labai patiko. Taip, ar tinka? Taip, labai gražiai atrodot. Ir sakykit, kokiomis nuotaikomis atėjote į šventę, galbūt pirksite... Labai gerom. Pirksite kalėdinės dovanas? Nežinau dar, bet dabar kepurės tai reikia. Ir sako, tinka? Labai gražiai atrodo. Tikrai. Tai labai jau ačiū tada. Sveikos gyvensenos klubas Arbatos magija, atvykęs iš Anykščių, kvietė ne tik įsigyti, bet ir paragauti čia pat ruošiamas arbatas, skirtas vyrams ir moterims pagal įvairius receptus. Kiniškų arbatžolių bei lietuviškų vaistažolių mišinius, garsios kiniškos žaliosios bei turkios spalvos arbatos su ženšeniu. Sakykite, ką siūlote gardaus ir skanaus? Ogi verdam prieskoninę arbatą, junginiai arbatžolių ir vaistažolių. Mūsų melisa su pueru ir imbieru šaltų metų laiku, kad sušilt ir nuo slogos, nuo kosulio, reiškia mūsų krašto vaistažolės su arbatžolėm. Ir sakykit, ar žmonės ragauna, ar skanu, ar džiaugiasi, ar maloniai perka? Mes duodam ragauti, vaišinam, tai ateina nustemba, sako, kaip čia dabar nereikia mokėti. O taip, mes visur dalyvaujam ir vaišinam. Žodžiu, arbatos magijoje ten daugiau ne pati prekė, bet ten yra gerimo būdas. Tai mes ten molinius podelius mažus lipdom, reiškia degustuojam, užpilinėjam, sėdim ilgai. Toks mūsų gerimo būdas daugiau. Mūsų kaip renginys arbatos ceremonija. Ir galbūt jūsų apranga tokia įdomesnė, išskirtinė, galbūt tai kažkuo susijusi su arbata? Pirmiausiai arbatą pradedam nuo to, kad nusilipdyti podelį iš mūsų molio. Tai lietuviškose šventėse dalyvaujant, molį lipdant, tai ir ta drobė labai jinai tinka. Prekiaujame Riksos gaminiais. Yra tematika daugiau naujametinė, eglutės. Pirkėjai labai patenkinti. Tąkart kalėdinės nuotaikos išties netrūko. Mugės metu Mažojoje Alytaus kultūros ir komunikacijos centro salėje vyko šventinis koncertas. Gausiam žiūrovų ratui koncertavo Alytaus vaikų muzikos kanklių ansamblis Luotelė, miesto pradinės mokyklos folkloro ansamblis Sakalėlis, Alytaus miesto etnografinis ansamblis Versmė, liaudies dainų atlikėja Veronika Pavilioninė, svečiai iš Lenkijos, Punsko lietuvių kultūros namų, kaimo kapela Klumpelė. Renginį vainikavo Jungėnų kaimo kapela. Puiki nuotaika lydėjo visos mugės metu. Įsigiję kalėdinių dovanų savo artimiesiems ir pasisėmę šventinės nuotaikos, alytiškiai bei miesto svečiai suskubo ruoštis didžiosiams šventėms.
Kraštotyros muziejuje atidaryta kalėdinių eglutės žaisliukų paroda, kurioje vaizduojama eglutės papuošimų raida ir įvairovė lietuvio namuose 20–21 amžiuje. Net 16 eglučių papuošta muziejaus rinkiniuose, privačiose kolekcijose, saugomais senaisiais kalėdiniais eglutės žaislais. Pirmoji eglutė aprašyta 17 amžiuje Vokietijoje. Ji buvo papuošta obuoliais ir šermukšnio uogomis. Mūsų senoliai eglę puošdavo kankorėžiais, papuošimais iš šieno, siūlų, karpinių, kiaušinio lukštų. Vaikų dėmesio daugiausiai susilaukė saldi eglutė, papuošta saldainiais ir sausainiais. Pirmieji stikliniai papuošalai pradėti gaminti 20 amžiaus pradžioje. Parodoje eksponuojama ir sovietinė eglutė, kurią alytiškis Jonas Vanys parsivežė iš tremties. Eglutės puošimas – tai pagoniškų ir krikščioniškų papročių sintezė. Mūsų protėviai tikėjo, kad medžiai turi magiškų galių, kad kiekvienas žmogus lemtingai saitais susietas su savo medžiu, kad medžiuose gyvenančios dvasios gali nulemti derlių ar šeimos likimą. Eglė tarp medžių užėmė ypatingą vietą, juk ji žaliuoja visus metus. Parodos atidarymą susirinkusiems dainavo Rimutė Vaickiolionytė. Kalėdinių eglutės žaisliukų paroda veiks iki sausio 7 dienos. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With 1,000 memories. Taip pat kiekvienas pilnametis našlaitis ir kiekvienas kitas pilnametis žmogus, turys nejudamąjį turtą, turi reikalui ištikus su mumis ir su mūsų įpėdiniais arba pas mūsų etmonus karo tarnybą atlikti. Alytaus kraštotyros muziejaus salėje prabėgo dar vienas prasmingas vakaras. Pristatytas spektaklis Pasikalbėjimai su laiku, skirtas poeto Antano Jonyno 85-osioms gimimo metinėms paminėti. Ilga ir paini istorija apie bajorišką kultūrą, istorinę bajorų luomo, kurio dalimi buvo Jonynų giminė lemtį, bei 20 amžių, kuris formavo poetą. Spektaklio metu buvo kalama laimę nešanti pasaga, kuri buvo įteikta vyriausiai iš Jonynų giminės Marytei Mažutavičienei. Antanas Jonynas, miesto kultūros poetas, vertėjas, vadinamas paskutiniuoju lyriku, melancholišku, meilės rudenio dainiumi. Nacionalinės premijos laureatas, ėjo Lietuvos aklųjų draugijos pirmininko pareigas. Renginio organizatorė, muziejininkė Vilija Markauskienė, dėkojo muziejininkų bičiulių pulkeliui, muzikos mokyklos fleitininkėms, Daulėlio ansambliui, kad padėjo įgyvendinti šią gražią idėją. Kalėdos staigmenų ir stebuklų metas. Suteikti džiaugsmingų akimirkų mažiesiems ir patiems smagiai praleisti laiką šeštadienio popietę kviečia Lėlių teatras Aitvaras ir Sniego karalienė. Ką? Pažiūrėk, kokios gražios mūsų rožės. Alytaus Lėlių teatras Aitvaras kviečia į spektaklio pastatyto pagal Hanso Kristiano Anderseno pasaką Sniego karalienė premjerą. Inscenizacijos autorė, dailininkė ir režisierė Loreta Skruibienė. Ir kurdami šitą spektaklį mes iš tikrųjų labai susidūrėm su tokiais keistais, netgi stebuklingais dalykais, dvasiniais visokiais peripetijom. Ir kaip aš minėjau, jisai ganėtinai sudėtingas, todėl kad imta lėlės. Siužetas jisai yra labai aiškus ir visiems, taip sakant, iki kraujo žinomas, kad Sniego karalienė pagrobė berniuką vardu Kajų, kuris kartu su mergaitė Gerda gražiai draugavo. Mūsų istorija, sakyčiau, irgi panašiai liejasi ta tema, tik tai tiek, kad mes Kajų ir Gerda, mes norėjom pirmąjį jausmą meilės parodyti. Ir koks jisai yra svarbus kiekvieno jauno žmogaus gyvenime, ką jisai kiekvienam jaunam žmogui susidūrus su pirmąja meile, ką jam reiškia ir kokias emocijas ar vidinius išgyvenimus, vienu žodžiu, išgyvena. Tai mes galbūt šitą akcentavom
Ir žinoma, kaip kiekvienoj pasakoje, taip ir šitoj reiškia kova su blogiu ir bandymas surasti tą savo jausmą toliau, o mūsų blogis šitoje pasakoje, žinoma, yra Sniego karalienė, kuri pagrobė, kaip minėjau, Kajų. Ir pats pastatymas šiek tiek skiriasi nuo ankstesniųjų. Visų pirma dėl to, kad Sniego karalienė įspūdingai didelė, o ir viso spektaklio metu ne tik lėlės matosi, bet ir aktoriai, kurie valdo tas lėlės. Manyčiau, kad taip, nes mes keitėm šiek tiek savo tradicinį sprendimą. Šitame spektaklyje nėra tų, sakyčiau, specifinių dekoracijų, kurios yra priimtinos lėlių teatre, širmos ar kažkokios tai pilis. Tai tiesiog yra tuščia scena, kurioje vyksta kuri vystoma spektaklio tema. Ir žinoma, pritaikytos tam etiudui, tom scenom yra žinoma ir dekoracijos, ir žinoma tos pačios lėlės, sakyčiau, gal tiesiog nėra jos ten labai tokios naujoviškos ar kažkokia tai, bet paslapčių yra šiokių tokių mechaninių dalykų, yra šiokių tokių naujovių, tikrai yra. Spektaklio premjeroje vaidina ir lėlės valdo Lėlių teatro Aitvaras aktoriai Žydrūnas Gorelčenkas, Jūratė Kundrotienė ir Rūta Petkutė. Šitas spektaklis, kaip aš minėjau, sudėtingas įvairiais atžvilgiais, taip pat ir aktoriniu, todėl kad, kaip minėjai, tai yra atvira scena, atvirai matosi aktorius, atvirai matosi lėlė, atvirai matosi dekoracija nustumiama į šoną ir aktoriams vaidinti iš tiesų labai sudėtinga, todėl kad reikia ir žinoti, ką darai, jausti, ką darai, turi perteikti emociją ne tik savo kaip aktoriaus, tačiau ta emocija turi pereiti ir su lėle, ir per lėlę. Iš tikrųjų, tai jie labai sudėtingai tą daro ir manyčiau, kad tai yra toksai mūsų dar vienas kertelės, sakyčiau, mūsų profesiniam tam tokiam kūrybiniam procese, dar vieną tokią kertelę kilstelsim, šiek tiek profesinių atžvilgių. Kupinas staigmenų ir kalėdinių stebuklų spektaklis Sniego karalienė miesto teatro Lėlių kambaryje jau šį šeštadienį, gruodžio 20 dieną, 12 valandą. Klausyk, bet tu manęs neapgausi, tikrai man padovanosi auksinės rogutės? Žinoma, Kajau, aš visuomet laikausi savo žodžio. Laikykį stipriai, mano berniuk, kilsime aukštai į debesis. Sakau, šalta. Glauskis prie mano apsiausto, Kajau. Kokie dar kultūriniai renginiai laukia jūsų jau rytoj ir ateinančią savaitę, žiūrėkite netrukus. Gruodžio 19 dieną Alytaus kultūros komunikacijos centro Rūsyje diskotekininkai pristato vakarėlį Dramoteka. Gruodžio 20 dieną vokalo studijos Vaivorykštė kūrybinės veiklos 20-mečio šventė Savi. Gruodžio 21 dieną į Alytų sugrįžta ne tik kalėdinė nuotaika, bet ir jos kūrėjai, muziką išgaunantis itin savitų būdų. Unikalaus rankinių varpų ansamblio iš Estijos koncertas. Dainavos kino teatras kviečia gruodžio 19 sausio 1 dienomis Madagaskaras 2. Tai animacinė komedija visai šeimai, įgarsinta lietuviškai. It's more fun when you raise your arms like this. I love you, Gloria. I always have. Gruodžio 19-25 dienomis parodijų komedija Vaikinams tai patinka. Šį vakarą tiek. Raskite laiko apsilankyti kultūriniuose renginiuose, pradžiugindami ne tik save, bet ir artimuosius ar savo draugus. Susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu.